Labas visiems. Iš tikrųjų susimaščiau, štai prieš mane vėl yra krūvelė produktų, kuriuos nešuosi namo ir nenustoju testuoti ir bandyti vis naujus Čiogan kompanijos produktus, nes esmė yra šitoj veikloj tai rekomenduoti kitiems savo auditorijai tas, kas tau pačiai patinka, kas pasiteisino, kame tu matai tikrai efektą, vertę, naudą. Tada tu daliniesi tą žinutę ir su savo auditorija. Ir tuo kartu ir vyksta tas augimas. Tiek tave stebinčios auditorijos, tiek klientų ratas, tiek verslo partnerių ratas. Nepaina tikrai niekam, jeigu tiesiog ateini į šią veiklą, nieko pats neperki, nieko pats nebandai ir tik tai vadovaujasi aprašymu ir teorija. Ne taip viskas veikia. Iš tikrųjų reikia pačiam pamėgti tuos produktus, juos bandyti, testuoti, žiūrėti, kaip tau veikia, kas pasiteisina ir tik tada nuoširdžiai gali pasidalinti. Ir visai kitaip ir patys jaučiate, ar ne, kai žmogus šneka užtikrintai ir kai žmogus tiesiog bando kažką prie kažko pritempti. Be abejo, nuo to nesikeičia pačio produkto gaminio savybės, kokybė. Kaip aš sakau, produktai sertifikuoti, dermatologiškai patikrinta, aukšta kokybė Čiogan kompanijos produktų, bet vis tiek, jeigu tu nori būti geras konsultantas, geras žmogus, patikimas rekomenduotojas geras ar ne, tu turi parduoti savo produktą. Pirmiausia, tu pats esi tos kompanijos produktų naudotojas, vartotojas ir tik tada esi labai geras konsultantas, jeigu tai darai iš tikrųjų iš nuoširdumo ir iš savo profesionalumo. O į profesionalumą, žinoma, įeina ir pačios žmogaus savybės, ir teorinė informacija, ir praktika. Pačio žmogaus bandymas, naudojimas ir to išspindėjimas. Taigi, naudokite kompanijos Čiogan produktus ir tai, kas labai jums patiems patinka. Skleiskite žinutę. Tai tiek.